Judo laiškas, 1 skyrius. Judas, Jėzaus Kristaus tarnas, Jokūbo brolis, Dievo Tėvo pašventintiems ir Jėzuje Kristuje išsaugotiems pašauktiesiems. Te padaugėja jums gailestingumo, ramybės ir meilės. Mylimieji, labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išgelbėjimą ir jaučiu poreikį rašyti jums raginimą, kad narsiai kovotumėte už tikėjimą. Vieną kartą visiems laikams duota šventiesiems. Mat vogčiomis įsiskverbia žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks nuosprendis. Jie bedieviai iškreipia mūsų Dievo malonę į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį valdovą Dievą ir viešpatį Jėzų Kristų. Aš noriu jums priminti, nors jūs tai jau žinote, kad viešpats pirmiau išgelbėjęs tautą iš Egipto žemės, paskui pražudė tuos, kurie netikėjo. Taip pat ir tuos angelus, kurie neišlaikė savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę. Jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismui. Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui netokį kūną, lieka pavyzdžių kentėdami amžinos ugnies bausmę. Taip ir šitie sapnuotojai suteršia kūną, niekina viešpatystę, piktažodžiauja šlovingiesiems. Kai arkangelas Mykolas, besiginčydamas su velniu, varžėsi dėl Mozės kūno, jis neišdrįso mesti piktžodiško kaltinimo, bet pasakė: "Tesudraudžia tave viešpats." Šitie šmeižia ko neišmano ir pažindami tik gyvuliškus instinktus juose genda. Vargas jiems, jie pasuko Kaino keliu, pasidavė Balamo paklydimui dėl pelno, pražudė save Korės prieštaravimu. Jie kaip dėmes jūsų meilės pokyliuose, kai vaišinasi su jumis ir nesidrovėdami tunka. Jie lyg be vandeniai debesis vaikomi vėjų, tarytum bevaisiai medžiai, rudenį 2 kartus mirę ir išrauti. Jie lyg šėlstančios jūros bangos, putojančios savo begėdystėse, lyg žvaigždės klajoklės, kurioms per amžius skirta juodžiausia tamsybė. Apie juos pranašavo ir 7 nuo Adomo Hanochas. Štai atėjo viešpats su miriadais savo šventųjų, įvykdyti teismo visiems ir apkaltinti visų bedievių dėl visų bedieviškų darbų, kuriuos jie bedieviškai vykdė, ir dėl visų piktų žodžių, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai. Jie visada murma, nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais, jų lūpos kalba išpūstus žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl savo naudos. O jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie iš anksto buvo paskelbti mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus apaštalų. Jie sakė jums, kad paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie kelia susiskaldimus, sieliniai, dvasios neturinti žmonės. Bet jūs, mylimieji, ugdydami save savo švenčiausiojų tikėjimu, melsdamėsi šventoje dvasioje, išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. Vieniems, kurie abejoja, būkite gailestingi, kitus su baime gelbėkite, traukdami iš ugnies, bodėdamėsi net jų kūno suteršto drabužio. Tam, kuris gali išlaikyti jūs, nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdom pastatyti, nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu, vieninteliam, išmintingajam Dievui, mūsų gelbėtojui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tebūna šlovė, didybė, galybė ir valdžia, dabar ir per visus amžius. Amen.